Sveiki, mielieji. Norėjau šiek tiek duoti irgi informacijos daugiau apie nervinę sistemą, neuroninės jungtis, kas vyksta yra dabar, nes, kaip žinote, mūsų organizmas lygiai taip pat keičiasi visa jo struktūra, keičiasi ląstelės, keičiasi metabolizmo procesas. Taip pat ir neuroninių jungčių procesas, nervinė sistema, jinai yra keičiasi. Taip kaip, taip kaip viskas vystosi pagal vibracijas, mūsų ląstelės keičiasi taip, jos keičia vibracinį dažnį, mūsų organizmas keičia vibracinį dažnį, taip pat ir nervinė sistema yra dabar ypatingai perkraunama iš tos pusės, kad daug kas senų programų nueina, tiesiog dauguma senų programų tiesiog nueina nuo mūsų, taip mes jas išsprendžiame, mes jas suvokiame, pas mus vyksta, sąmonė plečiasi, vystosi suvokimai, ane, gilesni suvokimai, sprendimai, būdai ateina kitokie variantai, vystosi kitos neuroninės jungtis. Ir tam, kad vystimasis vyktų teisingai ir gana harmoningai, mums reikalinga lygiai taip pat atkreipti dėmesį į mūsų neuroninę sistemą, į nervinę sistemą, ne, kaip visas šis procesas vyksta. Aišku, jinai yra paūmėjusi, aišku, jinai daugiau didelę tą dalį to krūvio jinai atlaiko. Tai yra normalu, kad jinai yra paūmėjusi, normalu, kad jūs esate jautresni ir jautrumo požymis lygiai taip pat atsispindi mūsų nervinėje sistemoje. Tai viskas vystosi dabar, kai kyla tos vibracijos, keičiasi vibracijos, jūsų kūnas keičiasi, lygiai taip pat keičiasi ir nervinė sistema, lygiai taip pat keičiasi ir visų organų vibracinis dažnis, taip ir nervinės sistemos, jinai persitvarko visiškai į kitą lygį, į kokį jisai ir turėtų būti, bet tai dar mes tik tai pakely, mes dar kylame, taip mūsų keitimasis dar tik tai vyksta ir kokios pagalbos mums reikėtų šiame kelyje, tai duosiu šiek tiek informacijos, ką galime daryti. Taigi, pirmiausia, tos programos, kurios išeina, išsilygina, nepasikelia į viršų, mes jas turime priimti, paleisti, mes jas turime apžvelgti, pagalvoti, kokios čia programos, ne kokios jos gali išeiti. Kitos programos tiesiog jos pradeda šalintis per mūsų astralinius kelionės, ne, kai mes taip pat miego metu dauguma mūsų slėptų programų gali šalintis, gali būti tiesiog jum miego metu, ne, kai kas gali tiesiog reikia stambesnės programos, tiesiog jos turi būti suvokiamos ir tai per suvokimą gali būti šalinamos, gali būti perkonstruojamos ir visą tai daro neuroninės jungtis. Jūs, kai pradirbate atitinkamus modelius su savim, kai vyksta suvokimai, ne, kažkokie ateina atsakymai, kažkokie supratimai, ne, kai sąmonė plečiasi. Taigi keičiasi ir mūsų neuroninės jungtis, jos plečiasi, jos jungiasi visai kita linkme ir keičiasi tos programos, kai keičiasi mūsų neuroninės jungtis. Taigi neuroninės jungtis tam, kad jos keistusi, tam, kad jos eitų visai kitų kelių, ne, nedestruktyvių, o tiesiog konstruktyvių, tai ko mums reikia, tai mes pirmiausia jas pradedame keisti nuo neuroninių jungčių, taip, mūsų tą kelią. Ir tas neuroninis jungtis mes išdirbame tuo metu, kai mes darome kažką tai naują. Kai, pavyzdžiui, jūs esate įpratę eiti į darbą vienu keliu, tai jeigu jau pradedate eiti į darbą kitų kelių, jau pradeda gamintis neuroninės jungtis. Pavyzdžiui, jūs turite kažkokią tai programą,
jūs ją suvokėte, jūs bandote patys tą programą apeiti, ką galiu pasakyti, pavyzdžiui, baimė, ne kažkokia tai baimė kažkam tai, vat, važiuoti dviračiu ar kažkam tai. Jūs tai suprantate, jūs žinote, jūs galbūt jūs bandėte užsimti su tuo, kad psichologiškai, bet jūs dar norite praeiti ir tą, ir fiziškai. Tai pradedate eiti fiziškai, jūs sėdatės ant tų dviračių, bandote važiuoti. Automatiškai neuroninės jungtys jos keičiasi. Taip kelis kartus praėjus per tą programą, vat, reikia kokius 3 kartus praeiti, kad neuroninis jungtis pilnai įsitvirtintų. Tai kai jos įsitvirtina, skaitosi jau pakeista programa. Taigi visam tam neuroninių jungčių tvirtinimuisi, neuroninių jungčių naujam susidarimui, vat, reikalingi atitinkami komponentai, kas galėtų padėti vat, neuroninės jungtims tvarkingai, harmoningai darytis. Ane? Ir vat, žinote, neuronas jisai kaip jisai yra toksai kaip šakelė, ne, su tom neuroniniam. Kuo daugiau va, tų šakelių, tuo daugiau tų neuroninių jungčių. Ir jeigu tos neuroninės, pavyzdžiui, viena programa turi ten tą neuroną iš kelių vat, jungčių, ne? Tai jeigu jūs bandote ją keisti, atsiranda tos tas neuronas su dar daugiau kitomis jungtimis. Ir kai kitos šakelės atsiranda, jūs pradeda jungtis kiti neuronai, ne, prie tų šakelių, ir jūs galite jau iš tų programų jau lengviau išeiti. Tai čia yra toks neuroninių jungčių kelias, ne, ir jam būtent ir ypatingai va dabar, kai vystosi vat, pakilimas, ne, kai perėjimas vystosi, kai aktyviai žmogaus sąmonė veikia, aktyviai žmogaus judesyje savyje, ne, savyje į savęs ieškojime. Tai neuroninės jungtis ypatingai jos gaminasi ir reikalingas tam atitinkamam mikroelementų lygiai taip pat kiekis, tam, kad palaikyti šitas jungtis. O mikroelementai tai yra pagrindinis iš jų yra magnis. Magnis, žinote, jisai yra daug kur dalyvauja, jisai visur reikalingas. Ir aš taip pat šitą akcentavau prie kepenų istorijos, ne, kai buvo pasakojimas apie kepenis, kas reikalinga, tai magnis varijuoja visam organizmui, jisai ypatingai dabar reikalingas ir neuroninėms jungtims jisai yra labai taip pat reikalingas. Taigi magnio kiekį reikėtų pavartoti netgi didesnį kiekį, bet būtent šiuo periodu, šiuo sunkesniųjų periodu, reikėtų magnį pavartoti šiek tiek didesnį kiekį. Cheminis magnis, jisai visiškai netinka, jūsų organizmas jį visiškai neįsisavina, tai cheminiai magniai, žinot, tai yra pagrindinis rodiklis, tai yra oksidai, dioksidai. Tai yra cheminis rodiklis, cheminis magnis, jisai jums neįsisavins. Jums reikia natūralaus magnio. Tai vat jisai įsisavindamas, ne, jisai yra tarsi laidininkas neuroninėje sistemoje, nervinėje sistemoje, jisai yra laidininkas transliatorius, ne, tai jisai transliuoja lygiai taip pat pro jį praeina energijos, ne, ir taip pat jisai varijuoja, pilnai atstovauja ir darantis naujom neuroniniam jungtim. Tai yra neurotransmitorius, jisai ir perneša, lengvai perneša energiją ir lygiai taip pat stimuliuoja tas neuroninės jungtis viena su kita ir perduoda informaciją dėka magnio. Tai ant kiek magnio jūs turite organizme, tai ant tiek greitai informacija plinta neuroninėmis jungtimis. Tai ant tiek vystosi ir suvokimas, vystosi greitis. Taigi todėl mums reikalingas atitinkamas magnio kiekis. Jisai turi būti šiek tiek daugiau negu norma, tai tada būtent pradės pildytis visas jūsų organizmas ir
ir to kažkokio tai disbalanso jau neturėtų jaustis. Taip pat lygiai taip pat reikalinga mūsų nervinė sistema ir B grupės vitaminai. Tai jau apie juos žinote, ką jie daro, tai aš čia per daug nesiplėsiu. Kas yra, ką daryti, kai yra ypatingai sujautrėjusi nervinė sistema, tai galime mes panaudoti kordycepsą. Ir tai jisai man kaip ir Alatija minėjo, tai kad jisai daro jungtis, ne kokybiškas. Nes ląstelių membraną jis padaro kaip ir daugiau tvirtesnę, bet ir lankstesnę. Taigi neuronas, ląstelė nervinės sistemos, ne ląstelė yra neuronas. Tai būtent neuronas jisai kitoks. Ir, ir dėl to ir jungtis jos tampa kokybiškesnis. Tai dėl ko jisai naudingas mums kordycepsas, taip pat naudingas esant sujautrėjusiam nerviniam sistemai, nesugebant atsistatyti nerviniams impulsams, perėjimams, nesugebant išvystyti tą neuroplastiškumą, kurio mums reikėtų. Taip, tai dar labai yra naudingas amanita. Amanita, tai, žinote, yra raudonoji musmirė. Tai jinai, kuo jinai naudinga? Jinai pas ją yra kaip Alatija sakė, psilocibinas, ne? Tai psilocibinas, jisai mums reikalingas tam, kad išsivystytų neuroplastiškumas, taip? Ir lygiai taip pat jisai, taigi šitas būtent psilocibinas, jisai reikalingas vien tam, kad gebėtų neuronas sukurti tas kitas dendritinės jungtis, neuroninės jungtis. Būtent jisai padeda lygiai taip pat, kadangi kai yra kažkokia depresija, kai yra tik tai vienas neuronas su viena jungtimis. Tai būtent neuronas jisai nesugeba išdirbti būtent kitų neuroplastiškinių ir neuroninių jungčių. Tai dėl ko mums labai sunku kažką ir suvokimas, ir ta depresija. Depresija yra pagrindas, yra būtent šito neurono nesugebėjimas susijungti tarp sinapsių, taip tarsi būtent kadangi smegenų priekinėje žievėje prarandamas sinapsės, tai dėl to neuronas kaip ir pavyzdžiui negali jisai atsikurti, negali jisai pereiti, tai būtent šitas psilocibinas jisai padeda padidinti smegenų plastiškumą. Taigi neuroplastiškumas pasižymi tai tuo, kad smegenys geba keisti savo jungtis. Tai būtent šitas komponentas jisai padeda susikurti toms jungtims. Ir tai aišku, turi būti atsižvelgiama į asmeninę patirtį. Tai tą ir daro šitas komponentas. Taigi mes turime, kaip ir sakiau, žiūrėti savo nervinę sistemą ir stebėti ją kaip ir per trečią asmenį, apžvelgiant savo kūną, pasižiūrėti, kas yra negerai. Tai tiesiog ir jokiais būdais nebūti pasyviems savo kūnui. Taip, jeigu jaučiame, kad jūsų nervinė sistema yra ant ribos, jūs ieškokite priežasties, kame reikalas, kodėl, nes tai nėra norma. Tai turi būti norma, tai yra tada, kai būna viskas harmoningai, subalansuotai, viskas vystosi. Kai nervinė sistema eina ant ribos, ieškokite, ko jums trūksta. O pirmiausia atveju, tai vartokite
vartokite magnį, pirmiausia atveju vartokite B grupės vitaminus, nes tai yra pagrindas jūsų nervinės sistemos. Ir kaip ir sakiau, kai kūrėsi naujos neuroninės jungtis, ypatingai yra užkraunama nervinė sistema, ypatingai. Ką mes dar galime padėti, kai, žinote, mes gyvename, kaip bebūtų, vat, techniniam amžiuje, ne, kai visur aplinkui pas mus yra technika, tai ir jinai spinduliuoja elektromagnetinės bangas ir visos šios bangos ypatingai veikia ir mūsų nervinę sistemą. Tai yra gana netgi žalingas poveikis, ypatingai dar čia buvo toks klausimas apie zepter, bet man dabar šmėstelėjo, kad tai yra ultragarsinis aparatas, kaip bebūtų, jisai perveda žemą elektros dažnį per jūsų kūną, vien tam, kad užmušti mikroorganizmus. Tai kaip ir dėl užmušimo mikroorganizmų tai yra gerai, bet kaip reaguoja jūsų nervinė sistema, tai jinai tai tikrai reaguoja. Ir jinai tai būtent tos neuroninės jungtis, jos tiesiog tarsi pasišiaušia, jūsų plaukai pasišiaušia, atsiranda elektrostatika, taip, ir būtent jūsų smegenims lygiai taip pat tai yra, lygiai taip pat jūsų plaukai tai yra neuroninių jungčių galūnės, ne? Tai tiesiog vis neuroninės jungtis lygiai taip pat elgesi, tai jie tiesiog pasišiaušia, jiem netinka ta elektrostatika. Ir būtent kai yra atitinkamas elektromagnetinių bangų didelis kiekis, o mes tikrai gyvename technikos amžiuje, kai tas kiekis yra gana didelis, žiūrint, tai yra susiję ir su Wi-Fi, tai susiję ir su įvairiais elektriniais prietaisais. Tai tiesiog kaip mes galime savo padėti, tai galime tiesiog naudoti druską. Jinai yra daugiaformiškesnis produktas, negu jūs įsivaizduojate. Jinai daugiaformiška visuose dalyse. Tai būtent druska, kurią jūs naudojate valgomojoje, gali būti naudojama rožinė, ne, kalnų himalajinė druska, gali būti naudojama akmens druska. Tai yra nesvarbu, kokią jūs naudojate, jūs ją galite naudoti tam, kad nuimti tą elektrostatiką ir nusimti visą negatyvą, ne, kai jūs einate iš vakaro, taip, kai jūs einate praustis, tai tiesiog galite panaudoti, ištirpinti vonioje nuo 500 gramų iki kilogramo vonioje ištirpinti ir pagulėti 5 minutės. Jūs galėsite pastebėti, kad jinai kaip sąveikauja su jūsų neuroninėmis jungtimis, kai sąveikauja su jūsų kūnu, jūsų biolauku, jinai uždaro visas skyles, jinai lygiai taip pat sulygina ir visus barjerus, kas yra neuroninėse jungtise. Tai, kaip ir sakiau, jinai gana daugiaformiškesnė, negu jūs galite įsivaizduoti. Tai būtent pagulėti vonioje 5 minutės, to užtenka, kad jinai ir įsisavintų ir suaktyvuotų jūsų kūne skysčių balansą ir kad suaktyvuotų jūsų neuroninėse jungtise pakitimus, ne tuos, kad nukenksminti tuos pakitimus, kurie padarė būtent tiek negatyvios energijos, ne, tiek destruktyvios, ne, emocijos, lygiai tiek pat, kiek ir padarė elektrocheminės, ne, variacijos jūsų būtuose. Kitas dar dalykas, jeigu neturite vonios, jūs galite įsitirpinti lygiai tokį patį kiekį ir tiesiog užsipilti ant savęs. Tai irgi bus veikimas. Taip pat yra dar labai gerai, kai jūs jaučiate, kad
kad jum vat yra perkrova, ne, neuronų sistemos perkrova, jūs jaučiate, kad arba jūs neturite atitinkamos energijos, jūs tiesiog ar norite nusiimti destruktyvias energijas. Lygiai taip pat yra gerai druską patrinti tarp rankų, tiesiog tarp delnų patrinti iki raudonumo, iki kaitros. Kai rankos įsideda, kai delnai užsidega, tai tiesiog jinai jau tada galite nusiplauti. Jūs tada jausite, kad druska padarė savo darbą, jinai nuėmė tai, kas yra kenksminga, tai, kas yra destruktyvu. Dar galiu duoti tokį, nežinau, ar jūs darysite, bet aš kartais darau, tiesiog vat, rytais pasiberi druską palei ant žemės ratu ir per ją pavaikštai. Rytais ar vakarais galite tai daryti, tiesiog vaikštai 9 kartus, 9 ratus prieš laikrodžio rodyklę. Tai irgi nusiema tuo pačiu ir negatyvas, nusiema tuo pačiu užsiveria tas disbalansas, kuris nebuvo, ne, tai susiharmonizuoja jūsų kūno, jūsų laukuose ir taip pat suaktyvuojami visi pėdose esantis taškai. Būtent druska, žinote, pėdose yra visi taškai, kuriame yra jūsų organizme, ne? Ir lygiai taip pat ir čakros. Būtent čakrų taškai ir lygiai taip pat yra pėdose. Tai kai jūs vaikštote, vat, susiaktyvuoja ne kundalinis, susiaktyvuoja būtent tie taškai, va čakriniai taškai, kurie yra pėdose, jie lygiai taip pat susiaktyvuoja ir prasivalo čakrų lygmenyse. Tai irgi toks geras variantas. Taip. Ir taip pat reikia nepamiršti, kad lygiai taip pat druską galima žiupsnelį druskos į šiltą vandens stiklinę ir išgerti. Tai irgi reikalingas atstatyti natrio chlorido kiekis jūsų organizme tam, kad atsistatytų, jisai irgi lygiai taip pat reikalingas vat, jūsų neuroninės jungtims. Tai vat natrio chloridas irgi reikalingas jūsų neuroninėms jungtims atsistatyti organizme. Tai jį irgi galima gerti, tai geriausia gerti ryte ant tuščio skrandžio, kai jūs išgeriate kokias 2 stiklinės šilto vandens, o paskui pusę stiklinės šilto vandens su žiupsneliu. Tai yra irgi geras variantas tam, kad nuimti kažkokį sujaudrimą, tą aktyvų tokį nervinių impulsų, tiesiog nebuvimą galima netgi sakyti. Tai, nes kai būna nerviniai impulsai, tai jie tiesiog neuronai jungiasi vienas su kitu, jie vystosi neuroplastiškumas. Kai neuronas nesugeba jungtis vienas su kitu, tai tiesiog jisai gali tada spausti jums smegenis, jūs galite būti sudirgęs, jūs gali būti tiesiog depresinės būsenos, tai visas tai turi įtakos. Dar svarbi yra sritis, vieta druskos. Taip, kai naudojame druską, tai mes lygiai taip pat naudojame ir padedame indelį druskos po lova. Tai yra svarbu tam, kad atstatytų jūs, kai jūs miegate, kad jinai atsistatytų, nes lygiai taip pat jinai, žinote, jos mikrokristalinė struktūra, jinai lygiai taip pat spinduliuoja kaip ir akmenys, ane, kaip ir bet koks akmuo, vat kristalas, jis lygiai taip pat spinduliuoja. Tai druska lygiai taip pat jinai yra spinduliuojanti, jos mikrokristalinė struktūra spinduliuojanti ir valanti, jinai, kaip ir sakiau, daugiaformiškumo elementas atspindintis mūsų sistemoje. Taigi naudokimės jos paslaugomis, jinai lygiai taip pat valys jūsų lauką,
jūsų struktūrą, nuims negatyvą tam, kad jūs galėtumėte jaustis atsibudę kuo harmoningesni, susibalansavę, tai jinai tą ir daro. Jinai, kai jūs miegate, jūsų biolaukas, jisai lygiai taip pat tarsi nuglunda ant lovos, ir kai jinai spinduliuoja, jinai apspinduliuoja jūsų visą lauką. Tai iš lauko pašalinami destruktyvūs elementai, jinai, kaip ir sakau, turi harmonizuojantį poveikį. Tai visai jūsų sistemai, ne vien tik tai kraujui, ne vien tik tai jūsų neuroninės jungtims, bet ir jūsų biolaukui. Tai tiesiog naudokimės jos paslaugomis, tai vienas iš to daugiaformiškų elementų, kas gali jum lygiai taip pat padėti. Paskui, aišku, nepamirštame iš ryto atsikėlusi, jau tą druską būtinai išmesti, išpilti į unitazą ir išmesti, nes jau jinai bus prisėmus, prisisiurbus viso to negatyvo, ką jūs turėjote, visų tų programų, ir jau jinai bus labai nešvari. Tai tiesiog jokiais būdais nenaudojame, o jau išmetame pagal pareikalavimą, nes tikrai jinai bus netinkama jau naudoti. Išmetama į kanalizaciją ir tiek ir bėdų. Taigi, kai kūnas yra pripildytas elementais, tais, kuriais sakiau, magnio, B grupės vitaminai, cinkas, varis, galite, aišku, vartoti ir žolelines, kaip ramunėlės, tai dar valerijoninių kažkokių šaknų. Kai kūnas yra pripildytas mikroelementais, elementais, kurie yra būtini kūnui, būtini nerviniai sistemai, tai būtent nervinė sistema, jinai greičiau grįžta į harmoningą būseną, į balanso būseną. Ir netgi jeigu yra kažkoks tai sudirgimas, tai esant prisipildžius kūnui, šiais elementais nervinė sistema galite lengvai įvesti, kad ir meditacijos būdu į harmoningą būseną, ar tai tiesiog kažkokiu praktikų kvėpavimų metu į harmoningą būseną. Bet pirmiausia, jisai turi būti pripildytas organizmas, nes vienaip ar kitaip neuroninės jungtis, neuroplastiškumas jisai vyksta ir jisai turi vykti. Neuroninės jungtis, jos turi vykti, ypatingai jos vystosi labai greitai ir labai sparčiai, ypatingai dabar. Ir organizmas, magnio kiekius, jisai išeikvoja daug daugiau, negu jūs jų papildote. Taigi magnį reikėtų vartoti pastoviam režime. Ir tuo metu jūsų nervinė sistema daug greičiau atsistatys į harmoningą būseną ir netgi darant įvairias meditacijas ar praktikas, jos daug greičiau sugrąžins į tą reikiamą harmoningą būseną.